Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Sveiki, sveiki, mūsų radijo laidelės klausytojai. Ir mes vėl susitikome po savaitės ir vėl su jumis sveikinuosi aš, Dalia, šios laidos vedėja. Ir vėl su savimi pasikviečiau į laidelę kartu padiskutuoti, pakalbėti ir pajuokauti Kotryną. Sveikučiai! Ir dar prisikalbinau 2 naujas mergaitės, kurios šiandien taip pat labai mielai su mumis padiskutuos apie pasakas. Tai yra Laura. Sveiki! Ir Viktorija. Labą dieną! Taigi, o ar mielieji mūsų klausytojai atsimena, kad praeitą laidą mes kalbėjome apie daržoves. Ir jeigu neklystu, mes uždavėme jums mįslę. Taip, uždavėme tikrai. Ir ta mįslė skambėjo taip. Glėbiu nepaimsi, saujoj neišlaikysi, kai bėga nesuturėsi. Kotryna, buvai su manimi praeitą laidą. Ar tau jau pavyko išsiaiškinti, kas yra tas paslaptingas dalykas? Bandžiau išsiaiškinti, bet niekaip nepavyko. O galbūt Viktorija, dabar išgirdusi šią mįslę, žino, kas tai yra? Nežinau, gal muilas? Muilas? Labai geras toks ir įdomus spėjimas, nes iš tiesų muilas, kai sušlampa, tampa labai slidus, jį sunku išlaikyti saujoj, ir jeigu būna skystas muilas, jį taip pat sunku suturėti, kai bėga, ir tu esi beveik teisi. Bet dar duosim galimybę, galbūt Laura pataikys ir pasakys, kas yra tas paslaptingas daiktas. O man atrodo, kad yra šampūnas. Šampūnas? Jūs vis kalbat apie kažkokias tai higienos priemonės ir neabejotinai esate beveik teisios. O aš išduosiu pagaliau paslaptį, kuri ilgai neramina ir kankina mūsų klausytojus visą savaitę nuo tada, kai jie išgirdo mįslę, kasgi tai yra. Ir tai yra vanduo. Oho, aš taip negalvojau. Taip, ir aš kai pirmą kartą išgirdau šią mįslę, tikrai už galvos susiėmusi mąsčiau ir kol sugalvojau, kad tai yra vanduo, tai praėjo gal 3 dienas. Na, o kaip vanduo siejasi su mūsų šios dienos tema? Kotryna. Mūsų šios dienos tema yra švara, tai mes prausiamės su vandeniu. Taip, Kotryna, tu esi visiškai teisi. Ir galbūt ilgai labai nebetempsime laiko ir pristatykime šios dienos pirmąją pasakaitę. Kornėjaus Čukovskio pasaka Baltprausys, kurią iš rusų kalbos išvertė Kostas Kubilinskas. Ir ją perskaitys mūsų jauniausia draugė, 4-okė Rusnė. Paklausykite. Nusiklojo, nuplasnojo, antklodė su paklode, pagalvytė, kaip varlytė, nušlepsėjo po kėdę. Stvėriau žvakę, žvakė lekia, krosnin tiesiai su liepsna. Aš prie knygos, tas suspigus, strikt palova tekina. Noriu virdelį nutverti ir arbatos atsigerti, bet pilvočius nuo manęs šoko tartum nuo ugnies. Kas įvyko, kas nutiko ir dėl ko visi kartu apsisuko ir nurūko, skriedami aplink ratu. Lygintuvai pro batus, batai paskui pyragus. Vydamiesi lygintuvą, iš paskos pyragai griūva. Juos pralenkia iš šalių šepetys su žarstekliu. Viskas sukas, viskas brukas, viskas verčiasi kuliu. Ir praustuvas kareivakojis, čia iš miegamo mamos, galva linksi atžirgliojęs. O paskui, kad suriaumos, ak tu vaikė nevaleika, tu už pečkurį juodesnis. Kaip negėda tau savęs, tavo kaklas tepaluotas, nosies galas rašaluotas,
Pažiūrėk į savo delnus, jų pabūgę net ir kelnes jau pabėgo nuo tavęs. Ankstų ryto, vos prašvitus, prausia žvirbliai ir pelytės, ir kačiukai, ir ančiukai, ir vorai, ir vabalai. Tik tu vienas, nesiprausęs, vaikštinėji apsiblausęs. Nuo tavęs pabėgo batai, nes tu kojų nevalai. Aš praustuvas, aš didysis, įžymusis baltrausys. Lygi šiol plaušinės visos manęs klausė ir klausys. Jeigu treptelsiu aš koją, jei sukviesiu aš karius, tuoj praustuvai kreivakojai čia visų būriu įgrius. Ir suloja, sumauroja, duos tau vaikę nešvarus, duos tau vaikę nepraustuvę, taip kad niekas neapgins. Į praustuvę tiesiai galvą panardins. Jis į vario lėkštę tvojo, Bumburumbu sumaurojo, šepečiai tuoj atbildėjo, lyg tarškynė subarškėjo. Ir kadims mane jie trinti ir iškalbinėti. Mes kaminkritį išprausim, kuo švariausiai, ir sukrėtelis niūrus bus švarus. Čia ir muilas atšokavo, įsikybo lyg vapsva. Ir muilavo, ir šiuravo, net putojo man galva. Muilo putom, visos praustis įnikau, suodžius, rašalą, degutą, greit nuo veido nurinkau. Ir pamatę baltus delnus, į rankas iššoko kelnes. Tuoj pyragas pasisiūlė. Imk ir valgykit, bičiuli. Ir sviestainis štai atkrunta, pasišoka ir į burną. Šratinuko pasakėlės. Kaip gražiai Rusnė mums perskaitė šią eiliuotą pasakaitę. Tad mums belieka tik išsiaiškinti, kas yra švara, apie kurią taip kalbėjo praustuvas didysis. Viktorija, galbūt tu mums galėtum pasakyti savo nuomonę, kas yra švara? Na, mano manymu, švara tai yra labai malonus dalykas, kai ateini pavargęs, ar purvinas iš lauko, ar ką tik pasportavęs į vonę, įlipi į šiltą vandenį ir nusiprausi, išlipi taip maloniai dvelki ir viskas taip būna malonu, man labai patinka. Taip, kai nusiprausi, taip patrini odą ir atrodo, kad net gurgžda, taip? Tai aišku. O kaip, Laura, tau švara? Na, man atrodo, kai palendi pavonę ir paguli kokias 2 valandas, tai būna nuostabu. Pavonę ar į vonę? Vanioje. Taip, aš pabandžiau tiesiog įsivaizduoti, kaip atrodo žmogus palindęs po vonę. Na, bet gerai, grįžkim prie temos apie švarą ir dar paklauskim Kotrynos. Ar jinai lenda po vonę ar į vonę? Aš lendu į vonę. Po vonę nebandžiau dar lysti, bet šiaip švara man asocijuojasi su dailiu žmogumi, kuris visą laiką tvarkingas ir nebūna kaip mano klasiokas su juodais purvinais nagais ir neplauta galva. O, su tokiais klasiokais ne kažką. O man švara yra tiesiog toks dalykas, panašiai kaip Viktorija minėjo, kad tas malonus jausmas, kai tu būni visas purvinas, o paskui taip staigiai pasidarai taip vandeniu perlietas, švarus, gražus, net spindi, gurgždi, labai labai malonus dalykas. Taigi čia yra tik mūsų nuomonė, o mums dabar reikėtų paklausti mūsų kitų draugų, kitų vaikų, ką jie galvoja apie švarą, kas tai yra. Švara tai yra, kai žmonės prausiasi, valosi dantis ir laikosi tvarkos. Švara yra, kaip tvarko žmonės gamtą ir prausiasi.
Švara yra, reikia įsivalyti dantis, nusiprausti, švarius rūbus apsirengti. Švara yra, kai visos spintos ir stalčiai yra tvarkingi. Švara yra tam tikra tvarka, kai būna visur švaru. Yra ir tam tikros švaros priemonės, pavyzdžiui, indų ploviklis, peiri, muilas, kempinės, šampūnas. Kai reikia praustis, kai nusiprausiam. Švara tai yra, kai viskas būna švaru, blizga ir plauname su visokiais kalorijom. Kai plauname dantus, indus. Aš tai prausiuosi veidą, rankas, dantis. Viskas daugiau. Kambarys būna sutvarkytas, visi namai, kad nebūtų apšiukšlinti, kad būtų visur, štai kai būna per filmukus rodo blizga viskas visur. Tai švara yra tai, kai žmogus prausiasi, prižiūri save, nes kai esi nešvarus, neturi draugų, smirdi. Visi bėga nuo tavęs, tai reikia, manau, kad praustis. Išgirdome daug labai įdomių vaikų nuomonių apie švarą. Taigi, o kodėl yra taip svarbu būti švariems? Kotryna. Nes nešvara sukelia ligas. Labai teisingai. Štai viena iš gerai žinomų ligų, kuri atsiranda dėl nešvaros. Niežai, man rodos, taip? Niežai ir viduramžiais būdavo maras visoks. Taip, dėl nešvaros veisdavosi žiurkės, o žiurkės, kaip žinia, platindavo marą. Taip, ir dar nešvara gali atnešti tokią lygą, nors nežinau, ar tai galima pavadinti liga. Apkurtimas, jeigu neplausi niekada ausų, ten tiek visokių monstrų prisiveis, kad vieną dieną tiesiog imsi ir nieko nebegirdėsi. Laura, o kaip tu manai, kodėl svarbu būti švariems? Nes jeigu būsi nešvarus, niekas su tavimi nedraugaus ir visi galvos, kad tu purvinas ir negražus. Taip, turim labai puikių pavyzdžių iš pažįstamų tarpo, taip kaip Kotryna sakė, kad klasiokas, kuris yra purvinom rankom, neplauta galva, murzinu kaklu, su juo niekas juk ir nenori bendrauti, taip? Bent jau aš tai niekada. Iš tiesų labai nemalonu, todėl visi pasistengim nusiprausti. Taigi, ir aš dar turiu vieną klausimėlį Viktorijai. Štai pasakoja, didysis praustuvas mokė vaiką tą nevaleiką praustis ir kai nuprausė, ar kas nors pasikeitė ar ne? Malonu, kad čia man viena iš tas klausimas atiteko. Tai pasikeisti, tai pasikeitė, juk kaip prieš tai niekas su juo nenorėjo bendrauti, o po to visi, net pyragas siūlėsi suvalgomas to berniuko, visi su juo pradėjo draugauti ir manau, kad jam pačiam pasidarė žymiai geriau. Taip, manau, kad jo savijauta tikrai pagerėja. Ir tęsiant temą apie švarą, labai noriu paprašyti Kotrynos, kad jie mums paskaitytų antrąją dienos pasaką Kęstučio Kasparavičiaus Dantų šepetukas. Naująjį dantų šepetuką įstatė į puodelį ant lentynėlės po veidrodžiu. Čia buvo 3 seni šepetukai – raudonas, mėlynas ir geltonas. Pasistiepęs ant pirštų galiukų, naujokas bandė pamatyti savo atvaizdą veidrodyje. Jam kėlė apmaudą tai, kad dantų pastos tubelė abejingai snaudžia ant lentynėlės ir visai nekreipia į jį dėmesio. Šepetukas neramiai laukė savo pirmojo darbo. Šeimininkas atrodė malonus žmogus, bet vis tiek mintis, kad reiks lysti tarp aštrių jo dantų, kėlė šiurpą. O jeigu jis mane perkas ir praris? Drebančiu balsu pralemeno šepetukas. Nebijok, Ramino jį muilas, drybsantis muilinėje. manęs juk jis neprarijo. Atėjo šeimininkas, pasiėmė šepetuką, išspaudė ant jo dantų pastos ir įsikišo savo į burną. Didelį šepetuko nuostabai vyras neperkando jam galvos
tik pradėjo šveisti dantis. Paskui gražiai išplovė ir pastatė atgal į puodelį. Nedantų pastą užuot prarijęs išspjovė į praustuvę. Tada gerasis šeimininkas pasižiūrėjo į veidrodį ir nusišypsojo, parodydamas baltus savo dantis. Tokius baltus, kad net visas vonios kambarys nušvito. Šratinuko pasakėlės. Kaip išgirdome, dantų valymas yra dar viena neatsiejama švaros dalis. Viktorija, ar dažnai valai dantis? Šiaip praktiškai 2 kartus, bet kai pavalgau ko nors, kas labai dirgina mano skonio receptorius, tai išsivalau dar kartą. Norėjai pasakyti 2 kartus per dieną, tikiuosi, ne per metus. Ne, tikrai ne per metus. O Kotryna, kaip tau dantų valymas? Ar malonus procesas? Man patinka valytis dantis, nes kai išsivalau, labai gaivi burna būna. Taip, man iš tiesų tas jausmas tik įsivalius dantis yra pats maloniausias. Atrodo, taip gali kvėpuoti tokiu skaniu kvapu, labai malonu. Šaltu kvapu tokiu. Taip, panašiai kaip po kramtamosios gumos. Ir aš esu girdėjusi tokį dalyką, iš tiesų iš karto noriu perspėti visus, kad tai yra mitas, tai yra netiesa, kad pakramčius kramtamosios gumos yra tas pats kaip įsivalius dantis. Tai žinoma, kad netiesa, nes kai įsivalai dantis būna gaivu burnoje, o kai suvalgai kramtamos gumos, tik tai tam tikrą laiką. Taip ir iš tiesų nenuvalo tų visų maisto, apnašų ir bakterijų, tų nepanaikina kramtamoji guma, tad labai gaila, kad ir kaip bebūtų skanu, kad ir kaip bebūtų viskas čiki-piki, bet iš tiesų tai kramtamoji guma yra tik reklaminis triukas. Ir plus tai gali gadinti dantis. Taip, yra tokių dalykų. Saldikliai, tų priemaišų, kurių yra įdėta į kramtamą gumą, tai tikrai ne tas pats kaip dantų pasta, kartais netgi žymiai blogiau. Bet mažesni vaikai dažniausiai nemėgsta valytis dantų. Labai gerą klausimą Laura iškėlė ir aš esu girdėjusi apie šią opę problemą, kad mažiems vaikams labai sunku įprasti ryte ir vakare valytis dantis. Kotryna, kiek žinau, tu turi jaunesnę sesę. Kaip jai patinka dantų valymas? Turi 2 mažesnės sesės. Viena yra didesnė, jai 8 metai, o ji labai nemėgsta valytis dantų. Jai taip atsibosta jos valyti, nors tėvai jai visada liepia. O dar mažesnė, kuriai yra tik 3 metukai, jai labai patinka valytis dantukus. Ir jin visą laiką įsivalys dantukus, visiems rodo, kokie jie balti ir gražus. O, kokia šaunuolė tavo mažoji sesytė. O ta, kur šiek tiek didesnė, manau, kad jai tiesiog reikia dantų valymą paversti mėgiamą veiklą. Sugalvoti kokį žaidimą su dantų valymu, manau, tai padėtų. Tai padėtų turbūt. Taigi, Kotryna, pabandyk šį būdą, pati parodyk sesiai, kaip smagu valytis dantis. Na, o mūsų laidos laikas vėlgi atėjo į pabaigą ir mes, kaip visada, norime jums užduoti mįslę. Na, mergaitės, ar norit išgirsti mįslę? Taip, norime labai. Tai aišku. Na, o aš nieko nelaukdama imsiu ir užduosiu jums. Stovi šakė dviragė, ant tos šakės avilys, ant to avilio kamuolys, ant to kamulio miškas. Ir kartoju dar kartą, kas nespėjate gerai įsiklausyti. Stovi šakė dviragė, ant tos šakės avilys, ant to avilio kamuolys, ant to kamulio miškas. Kas? Nežinau, galbūt kokia baidyklė? Gal bebras? Iš tiesų, tai galėtų būti bet kas. Bet jūs, mielieji klausytojai, turite visą savaitę gerai pagalvoti, pasvarstyti, pasidomėti, kas tai yra.
Na, o mes norėtume tiesiog su jumis dabar atsisveikinti iki kito karto, iki kitos savaitės. Iki. Ate. Viso. Taigi ir su jumis buvo Šratinuko pasakėlės.